Dėl šito kovojom, dirbom. Nepamirštam. Laidos rėmėjo bitima.lt. Labą dieną. Iš tikrųjų, belekai pasiilgau jūsų ir pats kaimo pasiilgau. 3 savaitės nebuvau. 3 savaitės, kaip čia 3 tie. Tai, taip sukryto. Po pirmos savaitės nebuvo ko važiuoti, nes ir orai buvo blogi ir viskas buvo sudėta. O antrą savaitę, man atrodo, orai buvo ten bėlė kokie blogi, kad čia nieko vis tiek nepadarysiu ir vaikų išleistuvės. O trečią iš tikrųjų teko pragerti, nes ten darbo balius. Va, visas pasiteisinimas. Bet belekai pasiilgau, o šarką mačiau prie avilių. Ir ką, pirmą reikia atvažiavus, aišku, reikia žolę pjausti vėl. Ir reikia pasižiūrėti kaip su spėtinėm. Tai einam iškart prie pirmos spėtinės ir žiūrim, kas darosi. Ne, viena rami. Gerai, varom prie kitų. Taip, einu pravilių, žiūriu, čia viskas kaip ir normaliai. O čia kažkokie tai susirinkimai. Negeri ženklai. Bet jaučiu, kad daug kur čia bus negerų ženklų. 3 savaitės palikt pavasarį avilius be priežiūros, tai čia jau pats kaltas. O, turim, brolyčiai turim. Ir nemažai, matau, judesio turim. Reiškia, vienas tikrai yra, šitas ir pernai užkyba. Taip, reikia planuotis darbus, medų reikia išsukti. Spiečius vienas yra, dar reikia nueiti prie kito, pažiūrėti, ar dar nėra. Turim, liktai turėjom vieną avilį, tai ten galėjom būti spiečių suleisti, bet nežinom, ar dar užimtas tas avilys, ar neužimtas. Tai gerai, nueinam dar prie vienos spiečiaus, nes spiečių spėtinės, pasižiūrim, ar yra kažkas. Ir kad tik bekalbėdamas atsiminiau, kad vienas iš Vilniaus žmogus turėjo man spėtinę parduoti. O triochalą, kaip kitaip pasakysi, kam prisižadėti ir po to neparašyti. Dabar atsiminiau. Kam taip žmonės sako, kad parašysiu ir neparašo. Nu gerai. Viskas, dabar bandau, einam, žiūrim tenais ir tada galvosim, ką daryti. Einu ir žiūrim, vsio, šienapjūtė. Nu, aišku, kada turėjo kipienė sukrenta šienapjūtė, bet kaip orai tokie, tai va, žiūriu, ką tik nupjauta. Tai ką reiškia? Kad bitėm baigsis medūnešis pas mane. Pas jūs gal turi iš kažko kito ir liks kas? Liepos, kurie nežinia, ten bus, nebus liepų. Ten su liepom atskira istorija. Ui, kaip aš prieš 3 savaitės jau biški lengviau buvo eiti. Žolytė tokia. Gerai, čia tas aukščiausia, kur aš spėtinę kabinau aukščiausia. Čia kažkas gyvena. Gyvena, žinokit. Laukit, jūs, aš nematau, aš jau ten rodau. Gyvena konkrečiai. Oi, tai reiškia, 2 spiečiai yra. Kaip ir džiaugtis turiu, 2 spiečiai. Bet dėt nelabai kur, tai reiškia dabar planas toks. Varau, siemu išleistuvus. Sudedu visom, kur suksiu medų išleistuvus. Tada žolę pjaunu, o rytoj medų suksiu. Tiktų gal kokiai, vieną pažiūrėsiu, ar avilys dar laisvas, gal vieną spėtinę nuimsiu. Nuimsiu, pasidėsiu prie avilio. Antrą neturiu kur dėti, tai žiūrėsiu, koks ten spiečius, gal tiesiog sujungsiu vėliau. Nes neturiu kur padėti, nes šiemet paramagi kaip visada. Bus, gal ir nebus, nepritrūko pinigų, pridėjom ir panašiai. Tai kvapas yra geras, į toks džiovina medų, tai taip, malonus, toks biški babutiškas gal kvapas, bet toks malonus. Tai ką, apsimausiu pirštinės, tonutėj būt linksmiau. Tai šitas aviliukas, kur pavasarį šeimą kūrėm, 2 spėtiminius lapšelius palikau. Atsimenat? Tai manau ir jum įdomu, ir man įdomu, kaip jiems sekasi, nes, nuoširdžiai įdomu, ne šiaip, kad įdomu. Dūminės nekūriau, labai tingiu.
Nes tik tai noriu pasižiūrėti šitą avilį. Dar čia vienas, kaip ar tenais susikūrė šeimą turi, ten mama. O kitiem tik tai uždėsiu išleistuvus. Nežinau. Turbūt ne visi žino. Aišku, kas daugiau žiūri mane, tas žino, ką aš man mėgstu va tokius dalykus. Uždedu po meduvėm. Bitutės, eisiu pas mamą, pažiūrėt, kaip ten sekas, apsikeisim. Išeit išeina, o ateit nebegali, aš tada ramiau meduvės išimu be jokių ten valymų. Bet pamatysit viską rytoj, nes rytoj didį dieną. Medų sukis. Gerai, pasižiūrim šitą, tikiuosi, nieks manęs čia nesudžiobaus šitos bitutės. Oi, čia negerai, tas skrūsdelės, negerai. Aišku, čia uždėjau medūvinį, bet čia uždėjau taip, kad tiesiog būtų. Bet jau, kad uždėjau, galim pasižiūrėti. Netgi, žinokit, ir atstatė kažką tai. Prinešti, aišku, nieko neprinešė. Bet jiem čia toks ir darbas buvo, kad nieko neprinešti. Čiagi tik sukūrėm šeimą, pažiūrėsim. Bet jeigu atstatė, ką, galimai mama jau viskas ten gerai su mama? Tuoj pasižiūrėsim. Oi. Tuoj pasižiūrėsim. Oi. Mes kokie pikti. Tralele. Už tai čia medų neša. Čia medaus yra, bet nematau aš. Aišku, nematau. Čia dar galėjo būti naujų perų, nematau, tamsus koriukas. Tuoj pažiūrėsim ant kitų. Nesnervuokit, ašgi atsargiai. Aš jaučiu, mamą radau iš karto. Eikit savo. Taip, mama iš karto yra. O ar yra perai ar dedami? Mama yra. Tiesa, vėl pamečiau mamą, bet mačiau, kad yra. Nu tai kur, mamyti, išėjai, mačiau tave. Yra ir perai, va, ką tik pridėti. Nu va, super. Bičių, žinokit, yra, tikrai neįsispėtė. Nu kaip tikrai, negaliu pasakyti tikrai. Čia dar matau nenaudojama pozicijos. Tai galima biškį pastumti jau, kad čia užlindau jau. Per vieną, matau, va taip paimsim, pastumsim. Jiem tai bus lengviau plėstis. Nes čia jau gyvena. Nu va, pilna vertė šeima. Ir ką aš iš jos tikiuosi? Liepų medaus. Pažiūrėt reikia, gal dar ją pastiprinti reiktų biškį. Nu pažiūrėsiu pagal kitas. Oigi, grotelį vis pamirštų uždėti. Oi, taip žinokit, smagu į tą kaimą atvažiuoji. Darbų belekiek bus dabar, bet toks noras yra. O kas žinot, tai ir geriausia. Man po 2 dienų atostogos. Tai va, viskas, žolė susitvarkys, viskas susitvarkys. Gera bus. Reiks laidų jums prifilmuoti priekį, kažką įdomaus padaryti, nes čia vis žadu, bet nieko nepadarau. Atnešiau kamerą, tai va, vieną ką parodysiu, ką dedu va, išleistuvus, nes vis žiūri žmonės, pas man matau vis tiek nauji, kas seniai niekas nežiūrės, ten neįdomu, visi patys jau gali daryti, žino, viską žino. O gal kažkas nežino, kaip daryti, ką daryti, kaip. Nu tai, kas žino, tai nežiūri, užsimerkit trumpam. Oi, bokštas šitas, nu tai va, dabar koks klausimas, ar dėsiu po čia išleistuvą, ar dar po vieną išleistuvą žemyn paleisiu, nes pažiūrim kokią situaciją su medum. Tai turbūt vieną galiu iškart jau, net nežiūrėjus, nukelti tiesiog žemyn. Net matau, kad bus reikalų nukelti, žinokit. Kas tai, žinokit, nesikelia. Atsikėlė gal.
Ai, koks malonus svoris. Ai, kaip malonu. Tai va, koks mano tikslas buvo, pažiūrėti šitą. Ar čia suksim šitą medų ar nesuksim? Pažiūrim. Ir matau, mes dilėmą turėsim. Kaip ir normaliai, jau biškiai, aišku, ne visai. Lašėta, aišku, nelaša. Nu dar kažkok tai pasižiūrim. Vat supranta, toks reikalas yra, vat ir nežinai tada. Nu tokie, va, negražus. Bet iš esmė būtų galima ir sukti už šitą. Kaip jūs suktumėt ar dar lauktumėt? Vat toks ir klausimas didžiausias yra. Nu galim dar šitą nuim pažiūrėti, kokia situacija dar apačio. Aš linkęs gal šitą išsukti ir bus ramu. Ašgi vis tiek pažymiu ten. Kaip žinokit svorio. Gerai, kaip sveria, kaip malonu. Gerai, trečias. Trečias stebuklų nėra, bet jau uždarinėja. Ai, žinokit, išsuksiu ir tą. Mačiau, kad kiti ten dar netokį suka, tai tikrai čia nieko nebus. Va, dedam išleistuvą. Va. Ir sudedam atgal. Oi, koks svoris gražus. Kaip gera nešiot po pernai metų svorį. Nu va, malonu, gera, viskas. Pasaka, toks ir turi būti va. Tokia turi būti bitininkystė. Kaip gera širdžiai. Tai va, toks šiandien mano darbas, va, peisiu, uždėsiu šituos. Eini anūtę be pirštinių dirbčiau, dėl anūtės dabar tik pirštinės dedu ir galvą šitą užsidedu. Blecha, pavėlavau dar pasižiūrėti. Kuris čia įdomu, atskrydo, kažkur nusės gal? Kažkaip nenusysi. Eina sau. Iš kurio įdomu čia? Nesuprasi iš kurio. Kaip jį nusadint dabar? Tai ką, medų galvoju suksiu? Nesuksiu, dar spiečius vienas įskrydo. Galvoju, reikia biškai apipilsiu, jį apsiramintų, kad neišskristų. Aš galvosiu, kaip nuimti. Eikit, jisai čia per kelias dar šakas. Aš jau matau, kad čia bus man reikalų. Kaip čia? Va. Gerai. Gal ir nusims iš tikrųjų. Kažkokią tai dėžę reikia susirasiu. Ir gal paimsiu, man atrodo. Čia dar biškį pašlapinam. Gerai. Manau, pastovės dar kelias minutės. O, situacija aiški. Ką reiškia net važiuoti 3 savaitės. Liūdna, bet nieko, gerai pagausiu. Nežinau, kažkaip bandysiu dėžę krėsti. Nu kaip aš kitaip čia. Aš jų čia gana plačiai pasivarė. Oi. Oi, kaip nesinori dabar čia kratyti jo. Gaila, kad jums turbūt nesimatau aš. Aš iš vis nesilaikau ant nieko. Va, pasirašiau ir ką, bandau aš įsimt. Kreiskit.
Eikit savo. Nežinau, ar pataikiau čia kas reikia. Kažkaip jie nori bėgti. Eikit savo, pastrigau. Eikit, kas čia daro. Kažkaip abejoju, kad matinėlą čia papuolė. Nu davai, bandom. Im dabar tą ir kažkaip lipsiu jo ir man paduosi. Nu kažkaip nebus lengva. Jo, bičių sunkus. Ir kažkaip čia, kažkaip pabandyk. Aš viena, man visai nepatogu. Jo sunerimo kažko. Gerai, bandau vėl jas čia pilti. O, sugėlė jau. Bėgtų gal iš čia. Tu kaip skauda. Gerai, dabar nebėg toli. Man paimt negaliu, gali? O, gal paėmiau. Gerai, все. Man atrodo viskas. Su pagalba šį kartą, bet gerai. Nes vieną kartą nukratėm, čia padėjau nėra. Nu vis tiek tenas kušiais darosi. Antrą kartą vis tiek dar kažkiek liko. Dar kartą. Ir dabar po kiek laiko ateinu, jau ten nieko nėra. Turbūt čia. Galim ateiti pasižiūrėti, kas čia turim. Ką mes čia turim. Biškį gal dūmą duosim. Tiesiog dėžiai. Jos dabar už tų, o taip pilnas jisai realiai yra. Nenoriu aš jiem čia labai išmūkinti. Tai mūsų darbas dabar. Einam ir suleidžiam iškart, kur čia laikysiu dėžiai šitoj. Tai tiesiog imam ir einam. Jūs sveria, žinokit. Padėję paims ką nors dar, ar ne? Dūmus, va gal paimkit. Taip, atgabenom spiečių, netikėtą spiečių. Čia nieks neapsigyveno. Tai biškį išėmam, kad čia bus man patogu sugriaut viską, suversti. Žiūrė, karšta kaip šiandien. Tai verkiu, tai šalta, tai karšta. Gerai turbūt. Žiūrim, ką turim. Gal jį dar biškį sušlapinsiu. Kad tikrai dabar parodė, kaip čia atrodys. Biškį sušlapinam. Čia visas bitės po. Reikia gal kažkaip jas sukrėsti, turbūt, aš galvoju, kad jos ten įkristų. Va, dabar tai jau bus. Va, kiek jų. Nemažai. Gerai, dabar šitas pabandysim supilti tiesiog. Duodam dūmo. Nauji namai. Koks skandalas didelis. Все, raminamės. Ant šlapio gi niekur nenuskrysit. Ten oboliukų yra.
Gerai, sudedam kažką atgal. Įdomu, ar čia nenukentėjo nieks. Ir mama pateko čia, kur reikia. Viskas, tikiuosi, kad prigis čia, neišskris dabar nieks. Neturėtų turbūt. Uždarom viską. Всё, su spiečium baigiam. Ojoj, kaip čia baisu. Reikia varyti, sukt medų ir pilstyt. Oi, gera, šilta. Viskas, varom. Matyt, reikia greit paimsiu medų ir varysiu tada lizdų žiūrėti. Aišku, diena vienintelė vasaroje garščiausia, 20 gal 8. Šilta. Šilta, bet aš tągi ir norėjom šilmos, visi laukiam. Sulaukiam. Gerai, tai dabar mano technologija dar kitokia. Barsitės ant manęs, kad taip su bitėm elgiuosi turbūt. Turėjo vakar išeiti iš leistuvą, bet jam matyt mažą laiko visada būna. Kažkiek dar bičių lieka. Tai šitą dalyką išspręsim. Išspręsim kažkaip taip, su šituo aparatu pažiūrėsim. Oi, kaip čia sveria jisai. Taip, padarom. O, dar daug tų bičių čia. Pažiūrėsim. Šūdas tas parksaidas, kaip ir visada. Kaip ir visada. Gal antgalį užsidėti siauresnį, nieko jis neišpučia. Nu dar pabandom su tokiu galiuku, bet čia nieko nebus. Oi, dar čia avilį pasirinkau šitą judantį. Nu su šituo geriau biški, bet nežinau. Nu su šituo įrankiu jau daug maž priprantu. Biški galingesnis būtų dar geriau, bet kažkaip išpučia liktai. Sakysit, nehumaniškai, kaip tik manau, kad taip geriau. Ten suplunksna vis tiek aš. Užspaudi dar ką čia, hop ir nusipučia. Nusipučia ir ramu. Aišku, išleistuvai daug ką padėjo. Būtų antrą dieną visai nereiktų čia nieko daryti. Tai va taip ir dirbu. Biški pagalbininkų kartais turiu. Tai gana greit einasi darbas, bet tada filmavimai neeinasi. Nes nu kažkaip tai, kaip ir žmonių, tai nėra kaip čia pafilmuoti dar. Tai va išėjo. Iš tikrųjų tai belia kaip gerai. Su normaliu metsukiu. Kaip aš vargdavau ten tos kelnoti, jau sakiau 10 kartų tikriausiai, bet pačiam taip palengvėjo gyvenimas, kad nežinau, kas, aišku, dar džiaugiuosi, aišku, normalia vanelė šitą. Nes pradžioje kažkada mano pradžioje tai tiesiog baleikai pirties, kur kojas plaunu, tokie buvau, kažką reikėjo daryti. Dabar vau kažkaip normaliai, jau galima kandiškė veikia, gera. Remeliai gražus tokie visai. Nu, biški yra ir nedakiuota, bet visai nieko. Šiaip užskaitau. Jaugi beveik išsukiau medų ir galvoju, nepafilmavaugi. Gražiausių akimirkų. Va. Pylasi gerai, iki jungt sukt. Gera, kai viskas veikia. Ašgi neturiu ką veikti, pilstau į kibirus. Tai po 2 avelius pilu. Kad labai jaučiasi, net po 1 pilčiau, bet kad ten labai sunku, tada mažai iš vis kibirų reikia daug ir vien išsipilo. 2 kažkaip beveik kaip pilnas kibiras ir gaunasi. Tai spalva skiriasi, skonis skiriasi, tai kodėl nepažaisti? Tai pažaidžiu tuo reikalu. Gerai, jau baiginėjau, reikia nunešti bitėm
atgal kai kuriuom tenais, nes išėmė kai kurios neturi kur nešti, tai jam ten stresas biški, į lizdus užpils. Tingiu eiti iš tikrųjų šiandien jau, bet reiks nueiti. Birutė sakė, be pirštinių dirbti. Su pirštinėm dirbo vis tiek, va, kažkokia tai kalabokas pasidarė. Nu kaip jūs, pūtą nuiminėjat ar ne? Bet aišku, dabar aš jums kaip rodysiu, tai vat ir nesigaus. Aš neapskaičiavau, kaip rodau jums. Bet turbūt jau žinot visi šitą, kad taip galima. Ne naujiena. Iškart pasiruošiam kur mesti. Ir bandom. Reikia tik greitai rimti kažkaip, tai nesvabiškai ir lieka. Op. Nu ir gražiau. Būčiau gražiau padaręs, tiksliau dar mažiau būtų. Viskas, sekantis pirkinys. Išpilstymo įranga. Nu kokia ten ta įranga, ar žodis ta įranga labai ten sudėtingai skamba, bet tiesiog išpilstymo aparatą tikrai pirksiu. O jūs žinot, kur pirkti? Žinot, bitema.lt tikrai jau žinot. Mačiau yra, reikia man pasidomėti dar kaip ten jisai pats pagauna, pradžioj man įdomu, bet ar pradeda, kaip ten šlangą įkišus, jis nepradės bėgti, jam turėtų, kad būtų medus jau įstumtas, kad jis pagautų, bet tas gal ir veikia, nežinau, tiesiog taip aš pamačiau. Tai gal kas turit nusipirkę, kažkas papasakokit. Aš nežinau, bet žinau, kad ilgai nevargsiu, bitema.lt ir išpilstymo įrangą turėsiu. Turėsiu tą sąlygą, jeigu išeina kažkaip iš kibirų padaryti, nes nenoriu pilti vieną bačką kokią, nes ašgi juos skirstau, kiekvieną, kaip ir sakiau, kiekvieną aviliuką, nu kas 2 avilius sujungiu į vieną kibirą. Tai man netiktų tas variantas, kad viską į vieną bačką supilti. Čia tas ir yra, manau aš, kad iš mažų smulkių bitininkų yra tas kaip ir pliusas, kad va, kažką gali gauti kitaip negu didieji bitininkai, kur ten po 4 eurus medų parduoda. Nes tengi tikrai nieks nežaidžia, į vieną bačką viską supilta, o aš va dar noriu pažaisti. Bet jeigu kas nors jau pirkot svarstyklės, tai parašykit. Aišku, prašiau parašyti ir svorio svarstyklės, kurias avilį matuoju, bet spėkit, ar kas parašė. Atspėjat, nieks. Nieks neparašėt. Arba nieks neturit, arba nenorit. Po nakties kažkaip namelėje skruzdžių daug atsirado. Ir kur čia jas įlindo? Manau, kad namelis turėjo būti hermetiškas, bet ne. Matyt, medaus pajautė, tai skruzdėlės atvara. Turim pagaliau, viskas, va. Žinot, kodėl tokius pilstau, mažiukus, 400 gramų. Taigi, kad pasižiūrėjau, bais daug išdalinu. Po kilogramą išdalinu, nes žmonės po to ir nebereikia jam. Tai galvoju, kaip čia padaryti. Tai va, dalinu po 400. Tada kažkaip tai geriau gaunasi mano naudai. O šitų pardavimui po kilogramą. Tai va, dar kiekvieną aš tampuoju. Kad žinočiau, atsekamumas būt, kas iš ko, jeigu žmogui patiko ten toks, vat, tai galiu dar tokią pačią duoti. Arba kitą, nes tikrai skiriasi. Vat, jeigu iš vis, sakau, būtų avilį atskirai būtų labai, bet jau tiek darbo, kad tikrai nepradėsiu. 2 kibiras susipildo iš 2 avilių. Ir kaip tik. Bet ką susigaištų laiko ant to išpilstymo. Būtinai, būtinai. Tikrai pirksiu. Jeigu jisai galima iš kibiro pasimti, su tuo pats įsitrauks tą medų. Tikrai perku. Bet norėčiau, aišku, su parama, tai tik kitais metais. O jūs, jeigu, pažiūrėjau, negaunat paramos ir taip perka, tai žinot, kur ir ką pirkti. bitema.lt. Pavasarį, pernai, 0 buvo. O šiemet iš 8 šeimų 120 kg. Nei daug, nei mažai. Man atrodo normaliai. Pavasaris nebuvo pats geriausias. O pas mane rapso nėra. Jeigu rapsas būtų, tai tada
šitaip nebūtų toksai medus ir nelabai kam reikėtų. Šiaip parduodu po 8 eurus. Va, šiandien sekmadienis, išpilšiau tik tai ir viskas, aš jau jo nebeturiu. Visi išpirko ir rezervuoti, tai kodėl nepardavinėti ir už 8, gal kažkada ir daugiau, nes viskas išbrango, konkrečiai išbrango kūras, vien man iš tos zarusus privažinėti, bet čia, realiai tas, kai hobis yra, sakau, čia neuždirbsi su šito reikalu. Tiesiog kažkiek atmuša tavo tą investicijas ar kažkaip tai, bet biznio, tai nebent ten 100 tada darai, bet jau tada vien ant to turi varyti ir pardavinėti po 3 eurus ar kiek ten, po 2 pem gal supirkinėja ten tą medų bačkom. Tai taip, tai spiečius gyvena, tada 2 spiečiai dar ant medžių, bet va greit grįšiu, nuiminėsiu ir ką, vėl primenu kitoj laidoj, jeigu viskas gerai, pas bitininką važiuojam, normalų bitininką, pagal kažką įdomaus sužinosim, aš sužinosit, jūs sužinosim, tai laukiam ypač kitos laidos ir aišku, paspaudžiam laiką ir viskas, iki.